Netrukus Gabrielei sueis 6. Net nepagalvotum, kad prieš metus 2 šią mergaitę nuolat kankino besikartojantis sloga ir ausų uždegimas. Mes kai pradėjome eiti į darželį ir prasidėjo visos ligos. Jinai paeidavo savaitę į darželį ir 2 savaitės sirgdavo. Prasidėdavo jai sloga ir tęsdavosi taip savaitę, 2, o po to pereidavo į ausų uždegimą. Kiekvienas pasikeitimas gyvenime vaikui taip pat jis labai dažnai atsiliepia ir imunitetui, nujungimas nuo krūties arba išėjimas į darželį ar į mokyklą, naujo vaiko atsiradimas šeimoje. Tai vaikam yra labai didelis stresas. Kartais netgi, vaikai susirga tokiam atrodo, neutralus dalykas, vaikas buvo iškeltas į atskirą kambarį, o vaikui gali būti labai didelis rūpestis, nes jisai nebesijaučia taip saugiai, kaip jisai jautėsi miegodamas tėvų kambaryje. Dažniausia vaikus ima persekioti nosies, gerklės ir ausų ligos. Vienus kamuoja kosulys, kitus varvanti nosis. Šios ligos ypač padažnėja rugsėjo-gruodžio mėnesiais, kai vaikai pradeda lankyti darželius ar mokyklas. Tam įtakos turi ir prisidedantis emocinis bei fizinis krūvis. Kvėpavimo takų infekcijomis mažieji dažnai serga iki pat gegužės mėnesio. Pasaulinės sveikatos organizacijos duomenimis, augantis namuose ir nelankantis jokių įstaigų vaikai dažnai sergančiais laikomi, jei peršalimo ligomis serga dažniau nei 4 kartus per metus. Jei vaikai lanko darželį, per metus neturėtų sirgti daugiau nei 10 kartų. Dažnai greta tų simptomų, kuriuos mato, ir pati mama, ir ten, kad vaikas ar snargliuojasi, ar kosi, ar ausytė skauda, būna dažnai ir kažkokiu vidaus organų disfunkcija. Gydytojai homeopatai ypač pabrėžia, kad vaiko sveikatai didelę įtaką daro psichologinis mikroklimatas šeimoje. Nuolatinė įtampa silpnina visų šeimos narių, o ypač vaikų imuninę sistemą. Kiti veiksniai, tokie kaip grūdinimasis, buvimas gryname ore, fizinė veikla, įvairus maistas, daržovių ir vaisių gausa dienos racione, pakankamas skysčių vartojimas ir homeopatų ir tradicinės medicinos šalininkų įvardyjami kaip imuniteto stiprinimo būdai. O kas rodo, kad imunitetas nusilpęs? Tai dažnai besikartojančios infekcijos, sunkiai užsitęsusi ligos eiga, besikeičianti patologijos vieta. Tokiu atveju dažnai kovoti su liga pasitelkiami antibiotikai, kurių nekaltais vaistais tikrai nepavadinsi. Gydytojai homeopatai visuomet rekomenduoja pradėti nuo natūralių preparatų ir priemonių, stiprinančių organizmo savigydos jėgas. Daug tų mamų, kurios, pavyzdžiui, nenori, kad vaikai dažnai gautų antibiotikus ar panašiai, atveda mums savo vaikučius gydyti. O stiprinimui tai taip pat puikiai tinka ir yra atlikti tyrimai ir su imunokindu, ir su kitais preparatais, kad galima praretinti dažnai sergančių vaikų ligas, ir tokiu būdu ir tėveliai atsikvėpia, kadangi dažnai mamai ir sudėtinga, kada, tik neseniai išeina į darbą ir vaikas pradeda sirgti, reikia nedarbingumo lapelio, tai yra ir socialinių dalykų atsiranda, ne tik medicininių. Imunitetui stiprinti labai svarbus augalai, turintys bakterijas ir virusus naikinančių medžiagų, vadinamųjų fitoncidų. Šių medžiagų turi česnakai, svogūnai, krienai. Jie palengvina organizmo užduotį gintis, mažindami ligos sukėlėjų kiekį. Taip pat galima rinktis homeopatinius preparatus, kurie nesukelia pašalinio poveikio ir yra visiškai saugus. Juos gali vartoti ir dažnų infekcijų varginami kūdikiai ir vyresni vaikai. Gabrielė su mama jau išbandė daug natūralių imuniteto stiprinimo būdų, lankė pamokas baseine, tačiau labiausiai pasiteisino homeopatinės tabletės. Šiais metais mums situacija jau pagerėjo ir mes jau, galima sakyti, visai nebesergam. Buvo ten 1 kartą, bet užteko natūralių preparatų, kuriais įsigydėm. Nereikėjo antibiotikų. Imuniteto stiprinimui tai būtų dozavimas standartinis 3 kartus per dieną, labai patogios tabletėlės, nedidukės jos yra, vyresni vaikai gali ir patys sukramtyti jos skanios, o kūdikiai, kur bijom, kad užspringtų, reikėtų tiesiog išsitirpinti tada nedideliam kiekį vandens, geriau ne metaliniam šaukštelį, kokiam ar plasmasiniam, ar stikliniam indelį kokiam, ar plastikiniam, sakysim. Kaladėlė prie kaladėlės, žingsnis po žingsnio ir jei skirsime laiko ir priemonių, vaiko imunitetas tikrai virs tvirtų mūrų. Juk ne veltui sakoma, išaugs tas ligas. Tad linkime, kad jūsų vaikai išaugtų visus negalavimus kuo greičiau.